Garbė Jėzui Kristui. Jau trečias Advento sekmadienis, iš lotynų kalbos vadinamas gaudete, tai reiškia džiaukitės. Ir šiandien apaštalas Paulius sako mums, džiaukitės, visada džiaukitės ir be paliovos melskitės. Taigi džiaugiamės, nes viešpats iš tikrųjų arti. Bet kaip su mumis, su žmonėmis būna, tai mes ne visada pastebim tą, kas yra mums duota. Kartais mes ir pasiduodame, kartais apsigalvojame, kartais pradedam abejoti. Ir iš tikrųjų, laukti yra sunku, nes reikia tokios ištvermės, reikia tokio pastovumo, reikia visada prieš akis turėti tą tikslą, kurį norime pasiekti. O yra sunku, nes kai laukiame kažko, kuris turėtų būti ir žiūrime į laikrodį, jau turėtų čia būti, apskaičiavom, kad tiek ir tiek laiko užtruks kelionė, o jo dar nėra. Kas atsitiko? Gal ir kažkokios juodos mintys net ateina, kad jam kažkas atsitiko, kažkokia nelaimė, kažkas ne taip pavyko, nesuspėjo, kažkur ten nepadarė to, ko turėjo padaryti. Taigi ateina tokios mintys ir mes tampame tokiais pesimistais. Taip pat, kai laukiame kažkokio atvykimo, gali ir ateiti tokia mintis, kad pradedam abejoti to žmogum, kuris turėtų atvažiuoti pas mus. Pradedam galvoti, gal ir nebegerbia mus, nesiskaito su mumis, gal nustojo mus mylėti, rūpintis mumis, gal ir nuvertino mus paprasčiausiai ir neatvažiuoja, net nepaskambino, kad neatvažiuos. Gal ir ateina mums tokios mintys, kai mes abejojame ir savo gabumais, gal ne taip susitarėm, ne taip supratome, ne iki galo išsiaiškinom, ar atvažiuos, neatvažiuos, gal apsirikom ne tą dieną, ne tą valandą ir pradedam abejoti ir to žmogum, ir savim, ir to viso laukimo, pasiruošimo, kuris iki šiol buvo. Kita vertus, lengva laukti, kai mes iš tikrųjų mylime. Jeigu mes tą žmogų, kuris turi atvažiuoti pas mus, mylime, kuris mums yra labai svarbus, ir mes nenorime jo paleisti iš mūsų gyvenimo. Mes norime visada kuo arčiau to žmogaus būti. Norime bendrai gyventi. Taigi, mums nėra sunku pakeisti ir savo planus, kai jisai turi atvažiuoti. Mums nėra sunku atsisakyti kažko, kad mes galėtume su juo būti. Mums nėra sunku ir sukurti kažką naujo. Mes tampame tokie kūrybingi, mes galime kažką padaryti ypatingo. To, ką tas žmogus mėgsta, kas tam žmogui patinka, mes tą norime jam duoti, nes mes jo laukiame. Tada ir tai nėra sunku. Nors mus kainuoja, nors iš mūsų reikalauja kažkiek, tai nėra sunku. Nes mes laukiame ne dėl atlyginimo, ne dėl to, kad kažkas mums padėkos, bet paprasčiausiai mylime, tiesiog mylime. Tai nėra mums sunku, jeigu iš tikrųjų mylime. Kai pirmą kartą atvažiavau į Klaipėdą ir norėjau persikelti į Neringą ir nueiti prie jūros, pavyko man surasti keltą, perplaukiau anapus, įlipau į pirmą kalną ir pamačiau iškart jūrą, kitą pusiausalos pusėje. Užsidegęs pradėjau greitai eiti link plažo, link jūros, nusileidžiu iš to pirmo kalno, einu slėniu, perėjau kažkokią pievą, perėjau per kažkokį mišką, dar pamačiau yra kažkoks kelias asfaltuotas, o paskui ėjau vėl per mišką, o tas takelis suko tai į dešinę, į kairę,
Man atrodė, kad ėjau jau kažkokią tikrai beveik valandą, kažkaip tai keistai atrodo, nes tą jūrą jau mačiau, o dar jos nėra. Mačiau iš pirmo kalno, taip ilgai jau einu, o dar prie tos jūros nepriėjau. Ir pradėjau abejoti, ar verta toliau eiti, ar nesuklyščiau, ar gal einu palei jūrą ir toj daeisiu iki Nidos. Kur ta jūra pasislėpė? Bet galvoju, ne, yra takas. Tai žmonės to taku jau tikriausiai įėjo. Tai kai eisiu iki galo, tikriausiai ta jūra bus. O jeigu reikės, tai daeisiu iki Nidos, tada ir sugrįšiu. Nemažai ten kilometrų yra. Galų gale išėjau iš to miško, žiūriu, yra kopos ir už kopų jūra. Keista. Išėmiau telefoną iš kuprinės ir pamačiau, kad visą kelią tai užtruko man vos 15 minučių. Man atrodė labai ilgai, nes tuo laiku daug minčių sukosi, daug abejonių kilo, tai ir man tas laikas atrodo labai ilgas. Šiandien jau 3. Advento sekmadienis. Gal kažkam atrodo, kad per ilgas tas laikas pasiruošti Jėzaus Kristaus ateimui. Bet ne, čia yra Dievo mums duotas laikas, kad mes išmoktume ištvermės. Dievas irgi ilgai laukia, kol pas mus galėtų ateiti. Jis nori ateiti ne tik į mūsų istoriją, kai buvo pirmas ateimas, irgi nori ateiti į mūsų širdį, pas mus gyvenančius 21 amžiuje. Ir kaip ilgai jis laukia, kol mes jam atidarysime savo širdies duris. Taigi, iš Dievo reikia išmokti tos kantrybės, ištvermės, iki galo eiti parengtų kelių. Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.